Nuo mirties iki kito įsikūnijimo. Šiame pasakojime pateikiama informacija apie sielos potyrius nuo mirties momento iki kito įsikūnijimo pradžios. Pasakojime pasinaudota garsiausio Amerikos mistiko, ezoteriko Edgaro Keisio Pramintų miegančiuoju pranašų skaitymais. Jo informacija papildyta liudijimai žmonių, patyrusių klinikinę mirtį ir vėl grįžusių į gyvenimą, taip pat regresinės hipnozės seansų dalyvių potyriais. Čia tęsime pomirtinio gyvenimo temą, pradėtą dailininko ir regėtojo Nikolajaus Rericho pasakojimu apie gyvenimą nuo mirties iki gimimo. Nuoroda į šį pasakojimą pateikta žemiau video aprašyme. Tik šiame video pateikiamas nuoseklesnis, daug labiau detalizuotas ir niuansuotas sielų gyvenimo anapusybėje aprašymas. Taigi, pradedame. Ta akimirka, kai sustoja širdis ir nutrūksta kvėpavimas, nutinka netikėtas dalykas. Žmogaus sąmonė neaptemsta, jis neprasmenga į tuštumą. Vietoje to nepaprastas palengvėjimas, sakralinė tyla. Tarsi nuo sielos pečių būtų nuimta sunki našta. Daugelis žmonių, patyrusių klinikinę mirtį, pasakoja apie vieną ir tą patį. Neapsakomo lengvumo pojūtis, tarsi pleventum virš žemės, tarsi būtų išnykusi gravitacija. Kažką panašaus patirtum, jei daugelį metų gyventum su raiščiu ant akių, o staiga tas raištis būtų nuimtas. Jūs matote spalvas daug ryškesnės negu žemiškame gyvenime. Girdite tokius subtilius garsus, kurių žemiška ausis nepagaudavo. Viskas pulsuoja, vibruoja, jungiasi. Bet jei šis momentas toks ypatingas, toks prakilnus, kodėl tiek daug sielų iškart po mirties momento jaučiasi pasimetusios? Keisis atsako, kad po mirties sielos turi praeiti tai, ką jis pavadino perėjimo būsena. Tai būsena, kai siela dar ne visiškai palikusi fizinį planą, bet jau nebepriklauso jam. Sąmonė prasiplečia, siela pradeda suvokti tai, ko anksčiau nematė, pasilikusių gyventi emocijas, prisirišimą prie daiktų, nematomus siūlus, ryšančius ją prie gyvenimo, iš kurio ką tik pasitraukė. Ji bando kalbėti, bando prisiliesti, bando pranešti, aš vis dar čia. Bet niekas negirdi ir neatsako. Ir čia prasideda pirmasis pomirtinis sielos konfliktas. Skausmas, kad jos niekas negirdi. Įsivaizduokite, kad jūs stebite savo paties laidotuvės. Matote žmonės, vieni verkia, kiti tyli, o kai kurie visiškai abejingi. Bandote apkabinti savo motiną, kažką pašnibždėti savo vaikui, bet apkabinimui pakelta ranka skrodžia orą, nes ir rankos jau nebėra. Ir tada iškyla klausimas, jei aš jau nesu savo kūnas, tai kas aš? Taip atrodo pirmasis didelis dvasinis šokas. Kur pasidėjo tas aš, kurį iki šiol pažinojau ir kuris buvo įpročių, atsiminimų, vardo, amžiaus, profesijos derinys? Staiga visi šie apibūdinimai netenka prasmės. Lieka vien sąmonė, savęs suvokimas. Bet nemanykite, kad šie praradimai sukelia skausmą. Priešingai. Daugeliui sielų šis momentas tolygus išsivadavimui. Šiuo momentu siela pradeda suvokti tai, ką sunku išreikšti žodžiais.
gilų suvokimą, kas ji yra iš tikrųjų. Tiesa, ne visos sielos iškart susigyvena su šiuo giliuoju savęs suvokimu. Šioje vietoje sielų keliai šakojasi. Vienos sielos, pirmiausia tos, kurios žemiškame gyvenime ugdė savyje dvasingumą, meilę, neprisirišo prie daiktų, sklandžiai susilieja su šia nauja jausena. Kitos sielos priešinasi perėjimui. Jos bando laikytis įsikibusios į materiją, į skausmą, praradimus, artimus žmonės, neatleistas kaltes, negrąžintas skolas. Keisis aiškina, kad dauguma tokių sielų lieka tuose vietose, kuriuose gyveno. Jos pasimetusios, neramios, jos vis dar tiki, kad yra gyvos, ar bent nesusitaiko su tuo, kad materialiame pasaulyje jų jau nėra. Jie dienų dienas, pagal žemiško laiko supratimą, gali stebėti savo šeimos narius, kitus artimuosius, bandyti bendrauti su jais, siųsti signalus ir laukti, kad kas nors juos pastebės. Štai kodėl tiek daug žmonių prisipažįsta, kad jaučia mirusiųjų buvimą šalia, bendrauja su jais sapnuose, arba tiesiog jaučia, kad juos kažkas stebi. Čia kyla klausimas, kodėl vienos sielos supratingai keliauja į joms skirtą vietą, o kitos lieka prilipusios prie žemiškojo burbulo. Kas tai lemia? Keisis sako, tai neabejotinai lemia vidinio dvasinio gyvenimo kokybę dar esant gyviems. Keisis tvirtino, mes neišsinešame su savimi nei turtų, nei diplomų, nei garbės vardų ar titulų. Mes išsinešame emocijas, kurias patyrėme gyvendami, meilę, kurią dalijome, atleidimą, kurį dovanojame, tikėjimą tuo, kas nematoma. Būtent šie dalykai lemia sielos kelionės anapusybėje maršrutą ir spalvas. Būtent šiuo momentu siela suvokia, gebanti kitaip matyti ir vertinti pasaulį. Ji geba matyti ne akimis, o sąmonę. Ji negirdi ausimis, o tiesiog girdi jausmu. Ji nevaikšto, o juda minties gale. Spalvos tampa ryškesnės, garsai melodingesni, visi potyriai intensyvesni. Kaip tik šiuo metu siela pradeda viską jausti vienu metu. Na ir tuo metu siela ištinka tai, ką Keisis ir kiti dvasinio pasaulio tyrinėtojai vadina praėjusio gyvenimo peržiūra. Iš tikrųjų tai net ne peržiūra, o tiesioginis gyvenimo scenų išgyvenimas. Tik jau regint scenas ne tik iš savo, bet ir iš visų dalyvaujančių perspektyvos. Kitų emocijas, mintis, reakcijas išgyvenant taip, tarsi tai būtų tavo paties. Nušvietę buvusį gyvenimą iš daugelio skirtingų perspektyvų, jūs pradedate suprasti, kodėl, pavyzdžiui, santykiai su tuo partneriu buvo tokie sudėtingi, kodėl ta draugystė su kitu nutrūko taip netikėtai, kodėl šito artimo žmogaus mirtis taip stipriai sukrėtė. Jūs pradedate suprasti, kad visa tai nebuvo atsitiktinumas, visa buvo suplanuota. Suplanuota ne griežtai deterministiškai, o misijos prasme, kaip galimybė tobulinti gebėjimus teisingai pasirinkti. Šiuo metu siela ima suvokti savo paskutinio įsikūnijimo misiją. Ir čia daugelį ištinka nuostaba. Pasirodo, tavo paskirtis praėjusiame gyvenime buvo naiptol neideali karjera, ne pavyzdinė šeima, ne visuomeninė sėkmė. Tikroji, gilioji paskirtis – pasikeisti, transformuotis, tapti labiau atjaučiančią, kuklesnę, dosnesnę, labiau prabudusią sielą.
Šiuo momentu siela ima suvokti kiekvieną savo įsikūnijimą kaip vieną skyrių didžiojoje kosminėje sielos gyvenimo knygoje. Kartu kiekvienas pavienis gyvenimas turėjo unikalią reikšmę didžiojo kosminio sielos gyvenimo knygoje. Gyvenimo peržiūra – tai gilios transformacijos pradžia. Kartu tai šansas suprasti tai, ką patyrėme gyvendami. Šiuo momentu sielai renkantis tolimesnio gyvenimo anapusybėje maršrutą išryškėja mūsų, likusių gyventi, reakcijų į jo mirtį svarba. Mūsų meilė, mūsų netekimo skausmas, mūsų atleidimas už kadaise patirtas nuoskaudas, mūsų maldos. Visa tai virsta energija, kuri pasiekia juos ir persiduoda jiems. Kaip tik todėl žemės išminčiai patarė neverkti dėl netekties skausmo, o melstis su meile, atlaidumu ir pagarba. Nes išėjusi siela girdi, jaučia mūsų mintis ir jausmus, nes ji vis dar šalia mūsų. Ir mūsų meilė, dėkingumas, pagarba palaiko sielą ir padeda jos pomirtinėje kelionėje. Tada prasideda naujas gyvenimo anapusybėje etapas. Siela, prabudusi labiau negu iki šiol, pradeda jausti trauką prie kažko didesnio, reikšmingesnio, tarsi išgirsta raginimą grįžti namo. Bet ką tai reiškia – grįžti namo? Ir kur, tiesą sakant, yra tie namai? Siela pradeda jausti šalia savęs buvimą, subtilę, giliai pažįstamą energiją, reiškiančią, kad ji ne vieniša, kad niekados nebuvo vieniša, niekados nebuvo atskira. Čia ji pradeda patirti tai, ką galima būtų pavadinti nuorodomis. Kreipiančioji nuorodų energija sklinda iš esybių, kurios jau buvo kartu su ją kituose gyvenimuose, kurios padėjo jai suplanuoti gyvenimo, kurį ką tik pragyveno, kontūrus. Dabar tos esybės laukia susitikimo su ją, laukia naujos pradžios. Kas jos, tos esybės? Sielai tos esybės puikiai pažįstamos nuo seniausių laikų, nuo ankstesnių gyvenimų. Ir ji pasirengusi susitikti su senų pažįstamų grupe. Keisė šį reiškinį vadino susijungimu su giminingų sielų grupe. O dabar žinia, kuri iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti neįtikėtina. Semdamas informaciją iš Akašos kronikų, Keisė sužinojo, kad kiekviena siela yra dalis kur kas didesnio dvasinio darinio, dažniausiai vadinamo aukštesniuoju aš. Sielų grupės nariai dažniausiai įsikūnija tuo pačiu metu. Jų gyvenimai susikerta skirtingose epochose. Jie vaidina skirtingus vaidmenis sielos gyvenime. Tėvo, motinos, sūnaus, draugo, meilužio, priešo, bet visada priklauso tai pačiai dvasios šeimai. Tikriausiai ir jūs jautėte, kad pažinojote vieną ar kitą žmogų, ką tik jį pamatė. Arba kad tarp jūsų ir kito žmogaus atsirado stiprus dvasinis ryšys, kaip sakoma, iš pirmo žvilgsnio. Tai atvejai, kai atgyja prisiminimai apie susitikimus ne šiame gyvenime. Bet tai buvo tokie svarbus susitikimai, palikę tokius gilius pėdsakus, kad jų neištrynė net kelių gyvenimų sluoksniai. Taigi, dabar sekdami pomirtinę sielos kelionę, mes atsidūrėme toje vietoje ir tame momente, kur ją pasitinka sielos tų būtybių, su kuriomis jie artimai bendravo kituose gyvenimuose. Dabar siela pradeda prisiminti savo dvasinę liniją. Ji prisimena ne tik ką tik pasibaigusio gyvenimo epizodus, bet ankstesnių gyvenimų svarbiausius momentus. Tie gyvenimai iškyla neverbalinių žodinių įspūdžių pavidalų. Jie kyla tiesiog iš sąmonės, tarsi visą laiką slypėtų ten.
Siela pradeda suvokti, kad jie atėjo į žemę neatsitiktinai, kad visi jos išgyvenimai, visos patirtis, net pačios karčiausios, skausmingiausios, buvo sutartos, suprojektuotos dar prieš gimimą. Būtent šiuo momentu jis susitinka su sargais, kurios tradicija dažniausiai vadina angelais sargais. Tai šviesos būtybės, bet jos reiškiasi ne kaip angelai su nimbais ar sparnais. Tai tiesiog mylinčios sąmonės formos, kurios padeda sielai suvokti, įsisąmoninti visą, ką jie išgyveno. Kai kurie šių sargų, vedlių, gyveno kartu praėjusiuose įsikūnijimuose. Kiti veikė ką tik prabėgusio gyvenimo užkuliuosiuose, likdami dvasinio pasaulio sferose. Jie padeda suvokti kai kurių gyvenime besikartojusių situacijų gilėją prasmę. Bet ne viskas ir ne visiems taip sklandu šiame sielos kelionės etape. Kai kurios sielos, pirmiausia tos, kurios pragyveno labai sunkų gyvenimą, paženklinta neapykanta, godumu, kraštutiniu egoizmu, sunkiai artėja prie savo sargų anapusybėje. Sunkiai todėl, kad jie vis dar vibruoja žemų vibracijų diapazone. Todėl tokios sielos turi praleisti tam tikrą laiką tarpinėje zonoje, kur jos apgaubiamos meilė, kur su jomis elgiamasi labai kantriai, kad jos galėtų prisiminti savo esmę, kad galėtų padidinti savo vibracijų dažnį. Amžino pragaro nėra, yra tik gili užmarštis. Sargų, vedlių, labiau pažengusių sielų anapusybėje užduotis padėti tai žemų vibracijų sielai atsiminti, kas ji yra iš tikrųjų, padėti susijungti su savimi pačia. Ar pagalvojate kada nors, kad vaduodamiesi iš krizių, gydydami savo dvasinės traumas, pasirinkdami dvasinio tobulėjimo kelią, jūs rengiate dirvą harmoningiams susitikimams anoje uždangos pusėje. Keisis teigia, kiekvienas meilės įkvėptas poelgis, gestas, mintis anapusybėje virsta šviesos spinduliu, kuris po mirties stumia mus reikiamą kryptimi. Todėl net iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi dalykai, ištiesta pagalbos ranka, užuojautų žvilgsnis, padėka, palaikymas, tai tarsi takeliai minami amžinybės erdvėje. Praėjus gyvenimo peržiūros etapą ir susijungus su savo sielų grupe, prasideda dvasinio mokymosi anapusybėje etapas. Bet čia mokymasis nereiškia įsiminti, įsisavinti ką nors. Tai reiškia visišką metamorfozę, atsivėrimą visuotinio žinojimo erdvei. Kur, kokiose vietose vyksta tie sielų mokymai? Iš įvairių šaltinių, iš šventųjų raštų, čenelingų, mediumų patirčių ir iš kitur atėjusi informacija sako, kad priklausomai nuo sielos vibracijų dažnio, tai gali vykti šviesos mokyklose, daugiamatėse bibliotekose, noosferos miestuose, kur sąmonė neįsivaizduojamai išsiplečia. Edgaras Keisis šias mokymosi vietas vadino supratimo sferomis. Jis teigia, kad kiekviena siela, susijungusi su savo grupe ir savo dvasios mokytojais, natūraliai patenka į tą terpę, kuri labiausiai atitinka jos dvasinio išsivystymo laipsnį. Šios terpės, šios erdvinės energijos yra gyvos, jos keičia savo pavydalus ir savybės, priklausomai nuo sielos būsenos, nuo sielos subrendimo. Ten nėra sienų, nėra durų, o yra energetiniai laukai, tyla, kuri moko, šviesa, kuri tobulina. Kalbos apie sielų mokyklas nėra gryni prasimanimai, nėra ir vien metaforos. Noetinių mokslų institutas Amerikoje išanalizavo daugiau kaip 3500 pasakojimų apie regėjimus po klinikinės mirties. Tam tikra prasme,
Tai pasakojimai žmonių, kurie buvo įžengę į mirusiųjų karalystę ir regėjo bent jau tos karalystės prieangį. Vienaip ar kitaip, net 28 procentai patyrusių mirčiai artimą būseną pasakojo buvę tose vietose, kurias įvardijo kaip mokymosi sales, išminties rūmus arba dvasinio išgyjimo palatas. Tai pasakoja skirtingų kultūrų atstovai. Ir amerikiečiai, ir europiečiai, ir Himalajų vienuoliai. Ar tai gali būti vien sutapimas? O gal tai neginčijamas liudijimas, kad po mirties mes patenkame į tokias vietas, kur mokomės, susipažįstame su savimi tikraisiais. Daugelis mediumų, regresinės hipnozės dalyvių aprašo šį procesą kaip dvasinę terapiją. Švedė Aneliza, kuriai per operaciją 2019 metais sustojo širdis, po reanimacijos pasakoja savo poterius, kurie yra tipiški daugeliui klinikinę mirtį patyrusių žmonių. Aš patekau į erdvę, kur nebuvo nei lubų, nei grindų, bet visur tyvuliavo šviesa. Jaučiausi mylima, giliai mylima. Jaučiau, kad visos mano gyvenimo klaidos suprastos ir atleistos. Tad man nereikėjo nieko aiškinti. Ten manęs niekas nesmerkė. Ten aš pradėjau suvokti, kodėl taip stipriai kentėjau. Aš buvau netekusi sūnaus per tragišką avariją ir dėl to labai kentėjau. Išgyvenau be galo stiprų kalties jausmą. O čia man buvo parodyta, kaip mano sūnelio siela prieš įsikūnijimą pasirinko būtent tokį variantą. Sudarė su mumis savotišką dvasinį kontraktą. Ir jo ankstyvas išėjimas tapo postumiu mano dvasiniai transformacijai. Taip pat privertė kitus artimuosius kitaip pažvelgti į savo gyvenimus. Šitas naujas suvokimas neištrina netekties skausmo, bet transformuoja jį, suteikia naujų prasmių. Keisis ne vieną kartą skaitymuose teigia, kad mes atėjome į žemę ne tam, kad čia ieškotume laimės kaip malonumo, o tam, kad dvasiškai augtume, tobulėtume. Ir skausmas, kančia neretai tampa dvasinio augimo katalizatoriumi. Ar tai reiškia, kad mes turime garbinti skausmą ir kančią? Žinoma, ne. Bet mes turime įsiklausyti, išgirsti, ką jos mums sako. Aukštesnių vibracijų pasauliuose skausmas suprantamas kaip dvasios pasiuntinys, kuris nurodo, kokioje sferoje siela yra akla, kur dar jai trūksta šviesos. Anapusybėje sielos laukia naujo įsikūnijimo nepasyviai, jos toliau tobulina save sielų mokyklose. Joms atsiveria vis nauji žinojimo bei patyrimo horizontai. Jos susipažįsta su anapusybės savybėmis ir atsivėrusiomis neribotomis savęs tobulinimo galimybėmis. Šiame etape siela pradeda suprasti, pavyzdžiui, kaip ketinimas, nuostata formuoja realybę. Jie sužino, kad mintis yra kūrybinė galia, kad kiekviena idėja, kiekvienas jausmas, kiekviena vibracija čia formuoja realybę daug greičiau negu fizinėme lygmenyje. Čia sielos, ypač aukštesnių vibracijų, nevaikšto ir net neskraido. Jos tiesiog gali akimirksniu, vien minties jėga, atsirasti ten, kur nori patekti. Gali kurti savo tokią aplinką, kokios nori ir kokią suprojektuoja vaizduotėje ir jausenoje. Jie net gali siųsti šviesą ir gydomasias energijas žemėje įkūnytoms sieloms. Jūs patys tikriausiai esate patyrę tokių momentų, kai siaučiant chaosui aplinkui, jūs staiga patirite nepaaiškinamą ramybę. Arba pabundate iš sapno, apimtas tokios stipraus laimės ir pilnatvės jausmo, tarsi ką tik būtum susitikęs su artimiausiu, mylimiausiu draugu. Reikia pabrėžti, kad sielos kelias, gyvenant tarp mirties ir gimimo, yra labai individualus ir netgi unikalus. Nuo pat pirmųjų akimirkų iki naujo įsikūnijimo
arba perėjimo į aukštesnį lygmenį tame pačiame anapusybės pasaulyje. Ta kelią lemia sielos nušvietimo tobulumo laipsnis. Kai kurioms tyroms, skaisčioms sieloms nereikia mokyti supratimo sferose, kaip Keisis vadino dvasinių sferų mokyklas. Tos tyros, aukštų vibracijų sielos, tik įžengusios į pomirtinį pasaulį, pamato nepaprastai ryškios šviesos šaltinį, artėja ir susilieja su juo. Susilieja, pasijunta atsidūrę absoliučios meilės energijose. Jie pajunta tapę Dievo dalimi, o Dievas tapęs jų dalimi. Štai kaip panašią patirtį aprašo amerikietis Raimondas Kinmanas, kuris būdamas 9 metų 12 minučių išbuvo klinikinės mirties būsenoje. Jis pasakoja: aš buvau plūduriuojanti sąmoningumo sfera, tarsi vien nematerialus akies obuolys. Ir aš tiesiog stebėjau visą tą didybę. Ir tada pajutau kažkieno buvimą erdvėje, kuri net nebuvo erdvė. Šita būtybė buvo nepaprastai sudėtinga, neįsivaizduojamai išmintinga. Iš jos tiesiog sklido didingumas. Nežinojau ir dabar nežinau, kas tai buvo. Tik žinau, kad kai kurie žmonės išgyvenę panašią patirtį kaip ir aš, pasakoja susitikę angelus, Kristų, Budą ir panašiai. Nieko panašaus aš nesutikau. Ši būtybė neturėjo kūno, neturėjo sparnų, neturėjo barzdos. Ji buvo tokia kaip ir aš, gryno sąmoningumo sfera, tik nepalyginamai galingesnė už mane. Nežinau kodėl, bet jaučiau, kad tai buvo vyriškas buvimas. Negaliu paaiškinti, kodėl būtybė be kūno, be lyties suvokiau kaip vyrišką energiją. Ir dar, esybė mane pažinojo. Ji žinojo apie mane viską. Žinojo daug geriau už mane patį. Ir ji pašaukė mane, ne žodžiais, o kitokiu, sunkiai nusakomu būdu. Tai nuskambėjo maždaug kaip: Raimondai, ateik, aš noriu tau kai ką parodyti. Aš leidausi link jo, o jis leidosi link manęs. Ir mes susiliejome. Aš tapau jo dalimi, o jis tapo mano dalimi. Ir tuo metu įvyko tai, ką aš vadinu įkrova. Kito žodžio tiesiog nerandu. Akimirksniu viskas atsivėrė man. Įsivaizduokite, jums atsiveria visa visata, visa realybė, visa, kas egzistuoja. Ji tarsi atvėrė man vidinę visako struktūrą. Ta pačia akimirką atėjo absoliutus žinojimas. Buvo atsakyta į milijardus klausimų. Ir atsakymai atėjo ne vienas po kito, o visi iškart. Ir aš supratau, kaip viskas tarpusavėje susiję, kaip viskas veikia. Supratau, kad viskas idealu, tiesiog tobula, iki ašarų tobula. Ir štai ką turiu dar pabrėžti. Tai nebuvo mokymas. Suprantate? Jis nesėdėjo ir nemokė manęs kaip profesorius. O keisčiausia, aš nesužinojau nieko naujo. Aš tiesiog prisiminiau. Visos žinios, visi atsakymai jau buvo manyje. Jie yra ir jumise, tik mes visą tai užmiršome. Šiame mokymuose, bendravimo su savo grupės sielomis etape, siela pradeda visu aiškumu suvokti visapusišką sąveiką su visa esatimi, priklausomybę nuo visko ir kartu savo vaidmenį visumos vyksme. Niekas iš to, ką žmogus žemėje, o siela anapusybėje pagalvoja, pajunta ar nuveikia, nėra izoliuota. Visi žmonės, visos gyvybės formos yra tarsi tinklas, didžiulis gobelenas, kuriame mes esame siūleliai,
veikiantis vienas kitą, lemiantis savo ir kitų likimus. Toks supratimas atveria kelią kitam sąmoningumo lygmeniui. Šiame lygmenyje siela siekia susiderinti su aukštesniu planu. Ji pradeda suvokti, kad egzistuoja didysis projektas. Projektas neprimestas iš viršaus, o kaip bendras siekis, kupinas laisvės ir asmeninės iniciatyvos. Atėjus tokiam suvokimui, siela atsiduria priešais esmingą pasirinkimą. Pagal teisį, siela anapusybėje paprastai išgyvena kelias stadijas: atsiskyrimą nuo fizinio kūno, susigyvenimą su nauja dvasinė realybė, traumų gydymą, susijungimą su dvasios mokytojais ir vedliais, susitikimą su savo sielų grupe, mokymasi supratimo sferose. Visos šios stadijos yra savotiškas pasirinkimas svarbiausiam sprendimui anapusybėje. Ateina momentas pasirinkti: įsikūnyti eilinį kartą žemėje ar keliauti į aukštesnį lygmenį, kuriame galės veikti kaip angelas sargas, vedlys, gidūnas, dvasios mokytojas. Skirtingai nuo vyraujančių nuomonių žemėje, šio sprendimo iš viršaus ar iš šalies neprimeta nei Dievas, nei karmos prižiūrėtojai, nei kosminiai dėsniai. Sprendimą laisva valia daro pati siela. Pagal teisį, galutinis sprendimas priimamas išminčių taryboje, specialioje dvasinėje instancijoje. Tik taryba yra ne sprendimų lėmėja, o patarėja, aiškintoja, padedanti sielai suprasti ne tik ką tik pasibaigusio žemiško gyvenimo patirtis, bet ir pamatyti bei įvertinti visą dvasinio tobulėjimo liniją, susidedančią iš daugelio gyvenimų. Čia sielos klausiama: atsižvelgiant į tai, ką tu patyrei, sužinojai anapusybėje, kokias naujas savybės norėtum išsiugdyti, kokie išbandymai padėtų įgyti tas savybės, su kokiomis sielomis tau reikėtų susitikti, kad būtų užbaigtas gijimo, mokymosi, tobulėjimo ciklas. Atsitiktinumų nebūna. Taryboje naujo įsikūnijimo projektas rengiamas labai detaliai, ypatingą dėmesį skiriant kertiniams likimo mazgams. Tame projekte būna numatyta šeima, kurioje gimsite, istorinė epocha, kuri nulems jūsų mentalitetą, kūnas, kuris padės vykdyti išsikeltus tikslus, ir net tarimai atsitiktiniai susitikimai, lemtingai kreipsiantis likimą viena ar kita kryptimi. Jei naujame gyvenime pajausite, kad gimėte ne toje šeimoje, ne toje šalyje, kad jaučiate gėlą, kurios negalite paaiškinti, labai tikėtina, kad tai sielos įsikūnijimo projektų dalis, skirta tam, kad pakeistų jumyse kažką esmingai gilaus ir išugdytų atjautą, empatiją, tvirtybę, kantrybę, narsą. Jei siela nenori įsikūnyti, ji gali pereiti į aukštesnį lygmenį ir atlikti jaunesnių sielų mokytojo, į anapusybę ką tik atvykusių sielų gydytojo, stambių kosminių projektų vykdytojo darbus. Taip, anapus įsikūnijimo, anapus žemiško gyvenimo verda aktyvus, intensyvus darbas. Per regresinės hipnozės seansus gauta informacija, taip pat iš mediumų kontaktuotojų su sielomis pranešimų, žinoma daugybė atvejų, kai sąmonės 100 metų žemiško laiko praleidžia anapusybėje ir iš ten, iš savo dvasinio lygmens dimensijų, padeda žmonėms žengti dvasinio tobulėjimo keliu. Ir tik po to apsisprendžia, ar įsikūnyti dar kartą, ar judėti aukštyn, link dieviško vibracijų lygmens. Kai siela subręsta pasirinkimui įsikūnyti
arba judėti aukštyn dieviškos hierarchijos laipteliais, ji jau tvirtai žino esminius sielos ir dvasios egzistavimo principus. Ji žino, kad nesate kūnas, kad esate nepavaldus laikui. Jūs esate sąmonė, o sąmonė nemirtinga. Ji tik transformuojasi. Užbaigusi pilną žemiško ir anapusinio gyvenimo ciklą, siela jau nesitapatina su savo žemišku vardu, asmeninė istorija. Ji integravo šią patirtį į amžinos būtybės, kokia jie iš tikrųjų yra, didžiojo kosminio gyvenimo istorija. Ji jau nebe kokia nors Joanna, 3 vaikų motina, išėjusi į pensiją, kai suėjo 63 metai. Ir ne koks nors Karlas, tiek daug kentėjęs buvusioje santakoje. Visi pradeda jausti save kaip tobulėjančią sielą, prisitaikiusią prie savo aukščiausios misijos. Pradeda suvokti, kad visa, ką jie išgyveno, net ir nelaimės, lygos, konfliktai, sukrėtimai, turėjo giliausią prasmę. Turėjo net ir tai, ko jie iki šiol nesuprato. Miegantis pranašas Edgaras Keisis teigia, visa tai, ką siela patiria, ko išmoksta po mirties, ji gali pažinti ir žemiškame gyvenime. Štai gilioji Keisio skaitimo prasmė, padedanti ir mums pažinti tikruosius save. Mes dvasinės būtybės, išgyvenančio žmogišką patirtį. Bet mes galime pabūsti, dar būdami čia, ir paversti dabartinį įsikūnijimą pačiu nuostabiausiu mūsų amžinosios kelionės epizodu.